Labas vakaras visiems. Labai gera visus matyti, vėl visą bendruomenę susirinkus. Aišku, ne visus matau gyvai, matau tik tuos, kurie susirinkę čia pas mus Zoom'e, iniciatyvinę grupę. Aišku, prieš pradėdama savo pristatymą, pranešimą, noriu pirmiausia padėkoti visiems, kurie ištikimai išliekat maldoje. Ir už pirmąją mūsų akciją inicijuotą maldos, kuri buvo už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Manau, šitos maldos akcijos yra vienas iš tų liudijimų, patvirtinimų, kad iš tiesų Dievas išklauso mūsų maldas. Tikrai dėkoju už jūsų maldas, nes mes matom, kad jūsų maldos sujungtos su Tėvo gailestingąją meilę iš tiesų sustabdė blogį ir prie išorinių sienų ir stabdo blogį čia mūsų tėvynėje, kad jis vis mažiau galėtų paimti erdvės. O šios dienos savo pranešime Krikščionys pasaulyje noriu pamastyti keliais, mano nuomonė, svarbiais klausimais. Pirma, tai ką reiškia būti krikščionių pasaulyje šiame laikmetyje. Antras, kaip išsaugoti krikščioniškos tapatybės vientisumą, kurios esmė yra mylėti viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protu, o kiekvieną savo artimą kaip savo patį. Ir trečias klausimas, su kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos krikščionys šiame laikmetyje. Turbūt ne vienam kyla panašus klausimai. Ir turbūt ne vienas susidūrėme su mintimi, kad gal sprendimas išsaugoti krikščionišką tapatybę yra atsitraukti nuo pasaulio reikalų, nes pasaulis pats iš savęs yra blogis. Prisipažinsiu, kažkada tokia mintis buvo kilusi ir man. Bet ar yra įmanoma ir ar reikia krikščioniui atsiriboti nuo pasaulio? Pasaulis juk neišvengiamai ateina visur. Ir į šventimus turinčio kunigo gyvenimą, ir į pašvęstojo vienuolio ir vienuolės celę, nekalbant jau apie pasauliečius, kurių gyvenimas tiesiog kunkuliuoja jame. Apie tai mums liudija ir pastarųjų metų įvykiai visuotinėje ir mūsų vietinėje Lietuvos bažnyčioje. Jei gyvename įsivaizdavimu, kad bažnyčia, kaip krikščionių bendruomenė, gali būti atribota ar net pati atsiriboti nuo pasaulio ir saugiai gyvuoti šioje atskirtyje, manau, giliai klystame. Realybė, jeigu ją pripažįstame, liudija, kad tai yra tik naivi iliuzija, o jos vaikantis gali apimti vien tik neviltis, vedant į tikėjimo praradimą. Ar ne dėl pasidavimo šiai iliuzijai, kaip krikščionims leido save išstumti iš pasaulio reikalų, tikėjimo nykimą ir stebime visai dar neseniai buvusiose krikščioniškos civilizacijos suformuotose visuomenės. Niekur mes nuo pasaulio nepabėgsime. Jis yra visur, šioje tikrovėje. Ir mes kiekvienas asmeniškai ir kaip bendruomenė esame pasaulyje, o kaip krikščionys turime net ir siuntimą į jį. Juk pasaulis yra sukurtas Dievo kaip savo prigimties esmėje turintis jo žodį ir dėl to yra geras. Apie tai mums liudija pradžios knyga. Visa, ką savo žodžiu sukūrė Dievas, yra gera ir net labai gera. Tačiau iš tos pačios pradžios knygos žinome, kad dėl žmogaus, kaip vyro ir moters neklusnumo, patikėjus melu ir leidus savim manipuliuoti, po nuopuolio praradus Dievo artumą, pasaulį užvaldė galia, atskirianti jį nuo pirmapradžiojo gėrio šaltinio – Dievo. Būtent su ta galia, melu ir manipuliacijomis gebančia atskirti mūsų valią nuo Dievo, o ne su pasauliu, mes kaip krikščionys ir bažnyčia esame nuolatinėme konflikto ir kovos būvyje. Kūrinėje juk buvo pajungta tuštybei ne savo norų, bet pavergėjo valia. Mums sako laiškas romiečiams, jeigu mes kaip krikščionys atsiribojame nuo pasaulio reikalų, pasiduodame manipuliacijoms, savęs marginalizavimui bei išstumimui iš pasaulio, tai jame vis labiau įsigali pavergėjo valia, su kurios veiklos vaisiais ir mes neišvengiamai susidurėme. Viešpats savo tėvui prieš kančią ir mirtį meldėsi už mus. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save
kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Jono Evangelija 17 skyrius 14-19 eilutės. Kai Poncijus Pilotas paklausė Jėzaus, ar jis yra karalius, Jėzus jam atsakė, tu pasakei, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas brangina tiesą, klauso mano balsą. Jėzus yra tiesos karalius ir tiesos kankinys. O mes esame jo auka pašventinti tiesa, kad brangindami tiesą gebėtume girdėti jo balsą savo sąžinėje. Ir būdami jo reikaluose, kaip ir jis buvo savo tėvo reikaluose, nepasimestume gyvenimo kelionėje ir išliktume Dievo artumoje. Šių laikų, kaip ir visų laikų krikščionių tapatybės svarbi dalis yra branginti ir liudyti tiesą pasaulyje. Be jos krikščionis apanka savo sąžinėje, praranda Dievo artumo būvį pasaulį, nes Dievas kalba sąžinėje ir taip praranda tikėjimą kaip asmeninį santykį su Dievu. Liudyti tiesą pasaulyje yra neatskiriama bažnyčios kaip Kristaus mistinio kūno ir jo bendruomenės, bei mūsų kiekvieno asmeniškai kaip Dievo vaikų ir Jėzaus mokinių pasiųstų į pasaulį misija. Dėl šios misijos daugelis krikščionių, sekdami Kristumi, tiesos kankiniu, taip pat tapo tiesos kankiniais, paaukodami net ir savo gyvybės. Tačiau pasaulyje mes nuolat esame gundomi, kaip ir Jėzus buvo gundomas klausimu, o kas yra tiesa? Mums krikščionims tiesa nėra kažkokia abstrakti, reliatyvi sąvoka. Ji yra objektyvi tiesa apie Dievo sukurto pasaulio pradmenų prigimtį ir tvarką. Tiesa yra atsakymai į tokius klausimus. Kas yra žmogus? Kaip vyro ir moters prigimties esmė? Kokia yra santuokos ir šeimos prigimties esmė? Kokia yra meilės ir laisvės prigimties esmė? Kokia yra mūsų santykio su kitu žmogumi ir visa kūrinyje prigimties esmė? Ši objektyvi iš Dievo kaip kūrėjo ir mūsų būties šaltinio kylanti tiesa apie Dievo sukurtų dalykų prigimties esmę yra įrašyta mūsų pačių prigimtyje. Ir ne mes esame jo šaltinis ir formuotojas, bet Dievas. Dievas mums suteikė gebėjimą prigimtinių protų, šventojoje dvasioje šią tiesą apie jo sukurtų dalykų prigimties esmę pažinti ir suprasti. Bažnyčios mokytojas Šventasis Tomas Akvinietis moko, kad tiesos pažinimu yra atbaigiamas mūsų protas. O iš Viešpaties palikto žodžio žinome, kad tik pažinę tiesą tampame laisvi. Protingais tampame tik pažindami tiesą, o ne pramanus. O asmens laisvė galima taip pat tik tiesoje, o ne pramanuose. Pasaulyje prieš Dievo tvarką maištaujanti valia kreipia mus į atskirtį, autonomiją nuo Dievo. Ji mus visais laikais gundo, kad mes išlaisvinti nuo Dievo, patys savarankiškai tapdami pasaulio dievais, autonomiškai kurtume tobulesnį ir teisingesnį nei Dievas sukūrė pasaulį. Nenuolankiai bendradarbiaudami su Dievu, pažindami tiesą apvaldytume jo žodžiu sukurtą pasaulį, bet savarankiškai patobulintume, keistume jo sukurtų dalykų prigimties esmę. Lyg Dievas kurdamas pridarė klaidų, o mes jas ištaisysime. Taip pat esame gundomi patikėti kitų iš tos pačios pavergėjo valios, kilusių pseudomokslų grindžiamų pramanų, kad žmogus ir visa kūrinyje yra tik atsitiktinumas. Ir mes kaip šio atsitiktinumo naudos gavėjai, švęsdami laisvę, galime kurti vis naujus atsitiktinumus. Kaip pavyzdžiui, megzti atsitiktinius lytinius santykius, išsilaisvindami iš įsipareigojimo šeimai, išsilaisvinę iš vyro ir moters kaip skirtingų lyčių papildomumo atgyvenusios tradicijos, atgyvenusios kabutėse, kurti modernę netradicinių šeimų įvairovę, išsilaisvinę savo lytinę tapatybę nuo biologinės lyties, prikabinę ją prie pojūčių ir prie jų adaptuodami savo kūną galime pakeisti lytį, motinos įsčiose užsimezgusią gyvybę, kaip iš nepageidaujamo atsitiktinumo susiformavusi kūno ląstelių junginį,
galime pašalinti ir tai išdidžiai pavadinti moters orumu ir teisė į savo kūną. Karlas Marksas ir šių laikų jo pasiekėjai teigia, kad žmogaus kilmės ir prigimties klausimas yra reliatyvus ir į jį tapo praktiškai neįmanoma atsakyti. Todėl jį galima nužeminti iki paprasčiausio smalsumo lygio. Anot jų, prigimtis tai smalsumo lygmens klausimas. Esą nebūtina žinoti, iš kur tu kilęs, kad gyventum kaip tinkamas. Ar pasaulis buvo sukurtas Dievo, ar tik atsiradęs atsitiktinai, anot jų tai neturi jokios reikšmės ir nedaro jokios įtakos mūsų gyvenimui. Josefas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI, perspėjo, kad krikščionys į visą tai turėtų aiškiai atsakyti, cituoju, anaiptol, šis klausimas daro esminę įtaką ir Marksas nebūtų dėjęs tiek pastangų pašalinti šį klausimą, jeigu būtų kitaip. Krikščionys šiame postkrikščioniškame vakarų pasaulyje vis labiau įsigalinčio reliatyvizmo sąlygomis atsiduria konfrontacijoje būtent su tokiu fundamentaliu tiesos apie žmogaus prigimtį ir būties autonomiją klausimu. Krikščioniui tiesos apie mūsų prigimtį klausimas nėra reliatyvus ir bereikšmis, nes nuo jo viskas priklauso. Mes nesame autonomiški savo prigimtimi, bet priklausome nuo Dievo mūsų kūrėjo įdiegtos prigimties bei kūrinijo nustatytos tvarkos ir iš to kylančios darnos. Tiesa be Dievo yra ne kita tiesa, bet į kūrinio pramanai, vedantis į proto regresą, netvarką, chaosą ir konfrontaciją. Žmogus neturi galios užsiimti kūrinijos prigimties esmės perkeitimu, esmėkaita, nes nėra Dievas. Bandymas tai daryti kelia grėsmę gyvybei, apie ką esame perspėjami pradžios knygos 2 skyriuje. Mums leista labai daug, bet neturime teisės ir galios keisti prigimties esmės. Kodėl tai yra aktualu ir svarbu, pabandysiu pailiustruoti konkrečių pavyzdžių iš mūsų gyvenimo. Manau, kad šis pavyzdys labai tinka ir artėjančių rinkimų, už kuriuos meldžiame šioje maldos akcijoje kontekste. Jeigu iš tiesų nesate bejingi pasaulio reikalams, tikiuosi girdėjote apie mūsų Seime paskutinius 4 metus vykstančias karštas batalijas, bandant įstatymai sureguliuoti tos pačios lyties asmenų porų bendrą gyvenimą. Turbūt girdėjote apie bandymą Seime priimti civilinės sąjungos įstatymą, kuris realiai yra civilinės santuokos analogas, suteikiantis ir tos pačios lyties asmenų poroms šeimos teisinį statusą. Nors viešoje erdvėje šio įstatymo iniciatorių ir lobistų manipuliuojant buvo meluojama, kad civilinė sąjunga nėra kuriama šeima, bet opozicijos reikalavimų Seimui užsakius teisinę ekspertizę, joje buvo patvirtinta, kad šiuo įstatymu yra suteikiami šeimos teisiniai santykiai ir tos pačios lyties poroms. Katalikų bažnyčios mokymas aiškiai įvardina, kad homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi ir netitinka tiesos apie žmogaus prigimtį, yra nuodėmė. Ir jie negali būti pagrindas santuokai ir šeimai. Apaštalas Paulius laiške romiečiams įvardina šios visuomenėje įsivyraujančios moralinės netvarkos giluminės priežastis. Cituoju apaštalą Paulių. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen. Todėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Laiškas romiečiams 1 skyrius 25-27 eilutės. Suomijos parlamento narė Päivi Räsänen už šią švento rašto citatą socialinėme tinkle savo bažnyčios bendruomeniai Suomijos generalinės prokurorės yra kaltinama diskriminacija etniniu pagrindu ir neapykantos kurstymu visuomenį ir todėl jau 5 metus mina teismų slenksčius. Kodėl Päivi Räsänen tai daro?
Pacituosiu jos pačios žodžius išsakytus prieš pirmos instancijos teismo sprendimo paskelbimą. Citata. Viliuosi, kad šiandien paaiškės, jog nesiekiu įžeisti kokios nors grupės, bet kalbama apie kelią į amžinąjį gyvenimą. Prieš porą savaičių turėjau galimybę pats asmeniškai susitikti ir kalbėti su Päivi Räsänen. Uždaviau tą patį klausimą. Ji patvirtino, kodėl daro tai, ką daro. Popiežius Benediktas XVI apie tokią jos kaip krikščionės poziciją pasakytų, cituoju, tiesą ginti, nuolankiai bei įtikinamai ją siūlyti ir liudyti gyvenimu yra reiklus bei nepamainomi meilės pavidalai. Meilė tiesoje tampa Kristaus veidu, mums skirtų pašaukimu mylėti savo brolius jo plano tiesoje. Encyklika Caritas in Veritate. Päivi Räsänen šventam rašte išsakytus tautų apaštalo, šventojo Pauliaus, neapykantos ir homofobijos žodžius, kaip jo supranta marksizmo ideologijos suformuoto relativizmo vis labiau užvaldomas pasaulis, išsakė iš meilės savo artimui, trokšdama jam amžinojo gyvenimo. Jeigu vadovausimės nekrikščioniška žmogaus prigimties samprata, bet Karlo Markso suformuotų žmogaus prigimties relativizmų, toks Päivi Räsänen krikščioniškos meilės veiksmas yra suprantamas kaip diskriminacija ir neapykantos kurstymas, kurį panaudojant prievartą reikia užkardyti, sankcionuoti tai darantį žmogų uždarimui į kalėjimą arba bent jau solidžia piniginė bauda, kad kitiems tokią meilę liudyti dingtų bet koks noras. Šis ir daugelis panašių šiuo metu vykstančių teisminių procesų pasaulyje patvirtina popiežiaus Benedikto XVI perspėjimą apie įsigalinčią relativizmo diktatūrą, kuri vis agresyviau perima savo ideologinių pirmtakų proletariato diktatūros veikimo metodus, persekioti ir susidoroti su kitaip manančiais kaip ideologiniais priešais. Dabar grįžkime į Lietuvą. Kaip elgėsi Lietuvos krikščionys, kai siekiama Lietuvoje įteisinti tos pačios lyties asmenų poros bendrą gyvenimą kaip šeimą, bei priimti kitus įstatymus, kuriais vadovaujantis Suomijoje yra teisiama mano minėta Päivi Räsänen. Šiandien nekalbėsiu apie civilinės sąjungos įstatymą suderinamumą su Lietuvos Respublikos konstitucija, kaip mūsų visų Lietuvos piliečių susitarimu, kas yra šeima, visuomenės ir valstybės pagrindas ir kokiais teisiniais pagrindais esame konstitucijoje susitarę, kad ji gali būti kuriama. Šios dienos pranešime bandysiu pasigilinti į Lietuvos krikščionių užimamą poziciją, sprendžiant šį klausimą. Turime pripažinti, kad šis klausimas yra vienas iš tų, kurie krikščionių bendruomenė Lietuvoje suskaldė ir supriešino. Manau, yra svarbu tai įsivardinti ir pabandyti apmąstyti šio mūsų bendruomenės kilimo priežastis, tikslus ir pasekmes. Šios dienos mano pamąstymai tegul bus bandymas žengti tiesos link šiuo svarbiu mūsų bendruomeniai klausimu. Vieni, pavadinkime juos liberaliais, progresyviais krikščionimis, tvirtina, kad viskas yra gerai su civilinės sąjungos įstatymu ir net aktyviai prisidėjo prie jo parengimo, inicijavimo, aktyviai lobina jį visuomeniai ir Seimui. Anot jų laikai keičiasi ir keičiasi samprata apie šeimą. Mes turime būti modernus, progresyvus, turime prisitaikyti prie laikmečio pokyčių ir negalime ignoruoti esamos realybės. Kaip krikščionys turime būti gailestingi ir mylėti visus. Negalime primesti savo pažiūrų visuomeniai. Laisvoje visuomenėje visiems turime suteikti vienodas teisės. Kai kurie iš jų racionalizuodami eina dar toliau ir net perimdami bažnyčios magisteriumo funkciją, patys performuluoja esamą bažnyčios mokymą apie homoseksualius santykius ir šeimą, motyvuodami, kad bažnyčia irgi keičiasi ir jos mokymas keičiasi. Tik dar tie pokyčiai nėra tinkamai ir iki galo įforminti, nes bažnyčioje procesai užtrunka.
Anot jų, šventas raštas kažkada buvo ne visai teisingai suinterpretuotas ir šiame laikmetyje turėtų jį būti pažvelgta naujai, šio laiko dvasiai. Kiti, pavadinkime juos konservatyvūs klasikiniai krikščionys, remiasi katalikų bažnyčios magisteriumo įtvirtintų mokymų, per 2000 metų susiformavusią tradiciją ir šventų raštų kaip Dievo žodžiu apie žmogaus prigimtį, vyro ir moters santuoką bei šeimą. Dėl savo religinių įsitikinimų negalėdami sąžinėje pritarti tos pačios lyties asmenų civiliniai sąjungai kaip santuokos analogui, bet suprasdami socialinę realybę ir gerbdami žmogaus teisę pasirinkti savo gyvenimo būdą ir laisvę į moralinį elgesį, siūlo anot jų tiesą apie žmogaus prigimtį atitinkantį teisinį sprendimą. Jie teikia teisės aktų pasiūlymus, kuriais ir tos pačios lyties asmenų bendras gyvenimas būtų teisiškai sureguliuotas ne kaip vyro moters santuokinio ryšio, civilinės santuokos analogas civilinė sąjunga, bet kaip privatus asmenų gyvenimas kylantis iš jų artimo socialinio ryšio. Jie siūlo teisinį reguliavimą, kuriuo ir artimi draugai įgytų panašų artimųjų teisinį statusą, kaip turi broliai ar seserys. O jų bendro gyvenimo visi praktiniai klausimai būtų sureguliuoti jų tarpusavio susitarimu dėl bendro gyvenimo. Brolius ir seserys sieja kraujo ryšys, o asmens teisės į artimą ryšį su kitu asmeniu pripažinimo pagrindas būtų jį su kitu siejantis asmeninis socialinis ryšys draugystė. Tokie teisinio sureguliavimo įstatymų projektai, kaip artimųjų statuso suteikimas negiminaičiams ir bendro gyvenimo susitarimo įteisinimas, yra pateikti Lietuvos Respublikos Seimui. Tokiam teisiniam sureguliavimui pritarė ir Lietuvos vyskupų konferencija, išsakydama nepritarimą civilinės sąjungos įstatymui. Kaip krikščionis mes žinome, jog kiekvienas žmogus iš savo prigimties trokšta artimo ryšio su kitu asmeniu. Mums, sukurtiems pagal Dievo paveikslą ir panašumą, esantiems ne tik individualių asmenių, bet ir asmenų bendrystė, iš prigimties reikia artimo santykio su kitu asmeniu. Brolystė, seserystė yra įrašyta mūsų prigimtyje. Visi mes esame broliai ir seserys kaip Dievo vaikai. Turbūt ne vieną savo gyvenime esame patyrę, kad du draugai ar dvi draugės savo tarpusavio ryšiu gali būti ypatingai artimi, kaip du broliai ir dvi seserys. Gali būti vienas kitam didžiulė atrama ir pagalba. Gali rūpintis vienas kitu. Jų pomėgiai ir požiūris į gyvenimą gali labai sutapti. Draugystė graikų filosofijoje ir iš jos perimtame krikščioniškame mąstyme yra įvardinama kaip vienas iš meilės atspalvių – filos. Ir net agape, pasiaukojanti meilė. Viešpats sakė, nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Draugystės, kaip ir brolystės bei seserystės asmenų tarpusavio ryšio prigimties esmė yra lyčiai neutrali. Gali būti brolis ir brolis, sesuo ir sesuo, sesuo ir brolis, kaip ir draugas ir draugas, draugė ir draugė, draugas ir draugė. Kai tuo tarpu asmenų santuokinio ryšio prigimties esmė yra skirtingų vyro ir moters lyčių papildomumas ir iš jo galinti gimti gyvybė. O mums krikščionims santuoka kaip ypatingas slėpinys yra ir Kristaus santuokinės meilės bažnyčiai ženklas. Teisingumo ir protingumo dorybės, o šiuo atveju ir protingo bei teisingo teisinio sureguliavimo principas sako, kad vienodi dalykai turi būti teisiškai reguliuojami vienodai, o skirtingi skirtingai.
nes vienodai teisiškai reguliuoti suteikiant tas pačias teisės ir pareigas iš prigimties skirtingiems dalykams nėra jokia lygybė. Ir tai nėra nei teisinga, nei protinga ir net labai pavojinga. Ar dalykai yra vienodi, galima nustatyti pritaikant testą, koks būtų poveikis visuomeniai ir bendrajam gėriui, jeigu jie išnyktų. Kas nutinka visuomeniai ir bendrajam gėriui, jeigu išnyksta vyro ir moters santuokos pagrindų kuriama šeima, bandė praktiškai patikrinti Rusijos bolševikai iškart po 1917 metų spalio revoliucijos. Bet greitai susidūrė su tokio socialinio eksperimento pasiekmėmis jie atšaukė. Šiuo istoriniu laikotarpiu vis agresyviau įsigalint relativizmo diktatūrai yra bandoma įgyvendinti tą patį eksperimentą su santuoka ir šeima, kurį įgyvendino Rusijos proletariato diktatūra. Tik relativizmo diktatūros sąlygomis eksperimentas su šeima yra ištęsiamas laike, kai vyro ir moters santuokos pagrindų kuriamų šeimų skaičius visuomenėje ženkliai sunyksta per kelis dešimtmečius. Tokio socialinio eksperimento pasiekmes pasimato per ilgesnį laiką ir nesukelia tokio staigaus socialinio šoko, kaip tai įvyko proletariato diktatūros įgyvendintam socialiniam eksperimentui. Panašu, kad visuomenės, kuriuose šis eksperimentas įgavo pagreitį prieš kelis dešimtmečius, jau įeina į rimtų pasekmių patyrimo etapą. Manau, kad yra akivaizdu, jog vyro ir moters santuokos pagrindų kuriama šeima ir tos pačios lyties porų bendras gyvenimas iš prigimties yra skirtingi socialiniai dariniai, turintys iš esmės skirtingą poveikį visuomeniai ir bendrajam gėriui, vyro ir moters santuokos būdu. Ir kraujo ryšiai susiformavusi šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, pagrindinė jos ląstelė, vienas esminio asmens ir visuomenės bendrojo gėrio gėrių, dėl to, kad joje iš vyro ir moters intimaus santykio gimsta nauja gyvybė. Vyro ir moters santuoka kuriama šeima yra geriausia aplinka augti vaikams. Ir tai užtikrina mūsų visuomenės atsinaujinimą ir išlikimą. Visuomenėms, kuriuose tai sunyksta, gresia katastrofinės pasekmės. Tokia yra mūsų prigimtis. Ir tokia yra iš jos kylanti santuokos ir šeimos prigimties esmė. Įstatymų leidėjas neturi galios perkeisti santuokos ir šeimos prigimties esmės, nes nėra Dievas. Jeigu mes suteikiame santuokos ir šeimos teisinį statusą tam, kas pagal prigimtį neturi santuokai ir šeimai būtinos esmės, mes iškraipome tiesą ir tikrovę, kur yra kūrėjo įdiegta mūsų prigimtyje ir atitinka jo tvarką kūrinyje. Ir tai nėra nei meilės, nei gailestingumo aktas artimui, o to vaisiai yra chaosas, susipriešinimas, demografinė krizė, nusilpusi valia laiku identifikuoti blogį ir priešintis iš jo kylančioms grėsmėms. Ką mes ir stebime visuomenėse, kuriuose bandoma šį ideologinį ir socialinį eksperimentą įgyvendinti. Šventasis Jonas Paulius II perspėjo, cituoju, bažnyčios vienybę ardo ne tik tie krikščionys, kurie atmeta ar iškraipo tikėjimo tiesas, bet ir tie, kurie nesupranta Evangelijos uždedamų moralinių pareigų. Manipuliacija prigimtimi ir tiesos iškraipimas krikščionių yra ne tik neteisingas ir neprotingas, bei skaldantis bažnyčią veiksmas, bet ir labai pavojingas, nes yra ir papiktinimas keliantis grėsmę amžinajam gyvenimui. Šventasis Jonas Paulius II savo garsiąją encikliką Veritatis Splendor, tiesos didybė, užbaigia tokiais žodžiais. Cituoju.
Marija dalyjasi su mumis mūsų žmogiškojų būvių, tačiau yra visiškai atvira Dievo maloniai. Nepažinusi nuodėmės, jis sugeba atjausti bet kokį silpnumą. Jis supranta nuodėmingą žmogų ir myli jį motinos meilę. Todėl jis stovi tiesos pusėje ir dalyjasi su bažnyčia jos našta visiems ir visada priminti moralės reikalavimus. Dėl tos pačios priežasties ji nesutinka, kad nuodėmingas žmogus būtų suvedžiotas tų, kurie linkę jį mylėti pateisindami jo nuodėmę, nes ji žino, jog jo sūnaus Kristaus auka tai padarytų be galios. Joks išteisinimas, paskelbtas nuolaidžiaujančių filosofinių ir teologinių mokymų, negali padaryti žmogaus laimingu. Tik kryžius ir prisikėlusio Kristaus šlovė gali suteikti ramybę jo sąžiniai ir išganimą. Citatos pabaiga. Marija, suprasdama silpną ir nuodėmingą žmogų, kartu su bažnyčia stovi tiesos pusėje, nes ji myli. Ji nesutinka su tokia meile, kuri pateisina ir pritaria žmogaus nuodėmei, nes tai jį suvedžiotų, apakindama jo sąžinę bei padarytų jam Kristaus auką be galios, atimtų iš žmogaus laimę ir sukeltų grėsmę jo amžinajam gyvenimui. Jėzus perspėjo, nors papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Luko Evangelija 17 skyrius 1 eilutė. Marijos ir visų laikų krikščionių, kaip ir mūsų tautos daugybės kankinių ištikimybė tiesai, jų įkvepianti meilė artimui, liudijant tiesą pasaulyje, net susiduriant su persekiojimu, yra mums visiems krikščioniškos meilės ir aukštentiškos krikščioniškos tapatybės, kurios esmė yra mylėti viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protu, o kiekvieną savo artimą kaip save patį pavyzdys bei kvietimas juo sekti šiame laikmetyje. Vyraujant relativizmo propagandai, melui ir manipuliacijoms su prigimtimi, dalyvaudami šiais metais 3 rinkimuose, manau, kiekvienas asmeniškai būsime išbandomi klausimai. Kas tau yra tiesa? Nuo atsakymų į šį klausimą ir kiekvieno iš mūsų asmeninio apsisprendimo ir pasirinkimo labai daug kas priklauso ir turės ilgalaikės pasekmes mūsų visuomenės bendrajam gėriui ir mūsų pačių asmeniniai laimiai. Šio vakaro savo pamąstymus apie krikščionis pasaulyje noriu užbaigti Šventojo Jono Pauliaus II malda. O Marija, gailestingumo motina, budėk prie visų, kad Kristaus kryžius neliktų be galios, kad žmogus nepamestų gėrio kelio, neprarastų nuodėmės supratimo, mokėtų vis labiau viltis Dievu, kuris apstus gailestingumo, laisva valia darytų gerus darbus, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė atlikti, ir šitaip visą laiką gyventų jo didybės šlovė. Amen. Ačiū. Ačiū Audriui už pranešimą ir mintis. Turime keletą klausimų. Pirmą klausimą norėčiau, Audriau, jums užduoti. Kaip aiškinti valdantiesiems, kad tautos išlikimo klausimą kelti būtina, remiantis tiesa? Kalbėtis. Labai sunkus klausimas, nes turbūt į jį labai sunkus ir atsakymas yra tiesiog reikia kalbėtis, pirmiausia melstis. Aš manau, kad ne vien tik žodžiai gali paaiškinti. Manau, kad ši maldos akcija
Ir mūsų maldos, nes iš tiesų reikia atvert protą tam tiesos pažinimui. Čia manau, kad vyksta ir dvasinė kova. Reikia melstis už tuos, kurie priiminėja sprendimus, nuo kurių sprendimų iš tiesų priklauso mūsų tautos ir išlikimas, ir istorinė perspektyva. Manau, kad šiame istoriniam laikotarpį mes iš tiesų esame tokioj riboj ir lūžio taške. Aš giliai įsitikinęs esu, kad tikrai vyksta didelė dvasinė kova. Bet reikia bandyti aiškintis. Aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tai nėra neįmanoma. Kalbantis žmonėm, teikiant jiems argumentus, bandant ieškoti argumentų. Pirmiausia, reikia patiems gilintis ir ieškoti atsakymų, kuriuos galėtume pateikti ir kitiems. Užduokit klausimus. Prasidės rinkiminė kampanija. Užduokit klausimus kandidatams, kaip jie supranta. Ačiū. Kaip kitas klausimas, kaip išsiugdyti atsparumą moraliniam relativizmui? Geras klausimas. Aš manau, kad mūsų bažnyčia duoda mums visus įrankius tam reikalingus. Pirmiausia, tai yra malda, sakramentai. Mes patys turim, kad atsilaikyti prieš tą relativizmą, neigimą tiesos, tai patys pirmiausia turim būti tiesoje ir ypatingai artimam santykyje su Dievu. Tai atgaila vienas už save ir už kitus atgaila vienas iš tų įrankių irgi. Imunitetas relativizmui yra tiesa, tai reikia siekti to tiesos pažinimo. Viešpats sakė, kad per šventąją dvasią jis duoda tiesą. Skaityti šventąjį raštą, sakramentus, priimti nuolat. Pasninkas, atgaila yra labai svarbus. Taip pat. Dar vienas klausimas. Kaip manote, koks yra to socialinio eksperimento tikslas? Kalbama apie santuokos išardymą, šeimos sampratos iškraipimą, tos pačios lyties asmenų santykių prilyginimą santuokai. Kokia galėtų ar turėtų būti kiekvieno krikščionio pozicija šiais klausimais? Ką daryti? Man atrodo, kiekvieno krikščionio pozicija turėtų būti tam nepritarti. Man tai asmeniškai nekyla klausimų, tai tikrai yra labai. O tikslas labai, man atrodo, yra paprastas, toks kaip ir buvo su visais kitais socialiniais eksperimentais - paklaidinti žmogų. Žmogus galvoja, aš savo pranešime bandžiau pasakyti, kad jis pats be Dievo gali pasiekti tobulesnį pasaulį. Labai dažnai yra sakoma ir manipuliuojama to, kad žiūrėkit ir šeimose, kiek yra nelaimingų žmonių. Bet kas įvyktų visuomenėje, rusai, ir pranešime minėjau, po spalio revoliucijos pabandė pakeisti greitai, revoliuciniu būdu pakeisti visuomenėje šeimos patį pagrindą, šeimą kaip pagrindą, ar ne, kad nebereikalinga santuoka, galima turėti intymius santykius su bet kuo, vaikus gali užauginti valstybė ir dar geriau negu šeimos, bet jie greitai susigriebė, kad iš tiesų tai naikina visuomenę. Tai aš manau, kad yra tas pats panašus toks eksperimentas vykstantis, kaip ir sakiau savo pranešime, tik relativizmo sąlygomis jis išsitempia laike, nesimato taip greitai pasiekmių, bet tos pasiekmes jau ateina, jau mes galime matyti ir savo visuomenį, ir kitose šalyse, kas vyksta, jau susiduriama su tom pasiekmėm. Kai kritinė, jeigu taip, man atrodo, gal ne visai teisinga būtų, bet kai kritinės masė tų, kurie gyvena santuokoje, augina vaikus, nukrenta, visuomenėje prasideda chaosas ir susipriešinimas, ir pradeda nykti, naikintis. Tokia yra mūsų prigimtis. Tai kol kas mes kaip visuomenė laikomės, kadangi tokių šeimų dar yra ir santuokoje gyvena. Bet tai, kas vyksta per ugdymo programas, kai jas tai pavadinant tradicinė šeima, nors tai yra visiškai mano galva neteisingas terminas, tai nėra tradicinė šeima. Vyro, moters santuokoje šeima auginanti vaikus yra netradicinė šeima. Tai yra prigimtinė šeima. Iš mūsų prigimties kylanti šeima. Ir nes kai įvedi tokį terminą, manipuliuoji tais terminais, įvedi kaip tradicinė šeima, tai tradicija gali pasikeisti prieš
1000 metų, prieš kelius šimtus metų buvo tokia tradicija, dabar kita tradicija. O prigimties negali pakeisti. Tiesiog nesam Dievas. Žmogus neturi galios perkeisti prigimties esmės. Mes daug dalykų galim pakeisti, bet pačios esmės padaryti esmėkaitos mes negalim. Neturim tos galios. Ne mes esam kūrėjas, Dievas. Ačiū labai už atsakymą. Dar vienas klausimas. Vienalytės poros nori įsivaikinti vaikus. Kas geriau vaikui, augti vienalytėje šeimoje ar vaikų namuose? Tai vaikų paklausti. Paklauskit, Ačiū. paklauskit, galima padaryti apklausą vaikų. Teisingai, Ar Audriau. jie- Čia tik 2 pasirinkimus mums kažkodėl davė. Jo. Tai čia vat vienas iš tų klausimų, kurie dažnai vat yra tokie manipuliatyvūs klausimai. Ne? Yra kitų pasirinkimų. Ir aš pats žinau nemažai šeimų, kurios įsivaikino tos vaikus. Ar ne? Ir savo prigimtimą aš vat ką bandžiau ir savo pristatymę pasakyti. Iš tiesų labai sunku apie tos žmonės, ar ne, kurie va, turi tą potraukį, apie juos kalbėti, ar ne, kaip pats asmeniškai turi tokio potraukį, ar ne. Ir tai, ką aš pabandžiau ir savo pristatymę pasakyti, kad, tokia yra mūsų prigimtis. Žmogus trokšta kito artimo žmogaus ir jam reikia. Vienam žmogui negera būti, nežiūrint, kad su juo yra tokia trauka. Bet klausimas kaip? Ar kaip sutuoktiniai, ar kaip sužadėtiniai, ar kaip draugai, brolis ir brolis, sesuo ir sesuo. Jeigu mes tuos dalykus perstato, mes visai ant kitokių pagrindų stato, tada visiškai kitoks ir palydėjimas. Vienas palydėjimas bažnyčiai, kai tokius žmonės tu palydi kai sužadėtinius ir kai sutuoktinius. Ir visai kitas palydėjimas ir bažnyčios įsitraukimas šiame procese galėtų būti sielovadai, kai tu juos palydi kaip 2 brolius, kaip 2 seseris. Ačiū, Audriau. Kitą turim klausimą. Kaip atremti priekaištus dėl mūsų tariamo negailestingumo, kuomet priešinamės tos pačios lyties porų šeimų kūrimui ir įteisinimui? Tai yra netiesa. Mes priešinamės netiesai, bet mes siūlom alternatyvą, kuri atitinka prigimtį ir atitinka tiesą. Mes suvokiam, kad tokia yra socialinė realybė, ar ne? Ir kaip apaštalas Paulius sakė, aš manau, kad mes kiekvienas prie to kažkiek prisidedam dėl savo silpno tikėjimo ir neištikimybės Dievui. Mes nežinom, kodėl tai yra tam tikras slėpinys, ar ne? Ir iš tiesų tiem žmonėm reikia padėti, bet mes negalim atsitraukti nuo tiesos, nes jeigu mes jiems patvirtinam netiesą, kaip aš savo pranešime minėjau šventąjį Joną Paulių II, mes pripažįstam ir patvirtinam jų klaidingą kelią. Ačiū. Dar vienas klausimas. Šiuolaikiniai visuomeniai kryžiaus vaizdinys yra kažkas baisaus, nepakeliamo, sunkaus. Kaip paaiškinti šiuolaikiniai visuomeniai, kad kryžius tai nebūtinai kančia, bet tai gali būti ir malonė? Tai yra malonė per kančią. Čia vėl atsakymas labai panašus. Mes negalim neigti realybės. Gyvenimas šitoj tikrovėj, jis turi savyje ir kančios elementą. Nei vienas iš mūsų neišvengsim kančios. Kryžiaus slėpinys tai ir yra, kad mūsų kančia, jinai gali būti perkeista, ką viešpats ir parodė. Tas smurto, paniekinimo, pažeminimo, nužudimo įrankis tapo iškelimo, išaukštinimo įrankis, kaip sostas Kristus, vedantis į prisikėlimą. Tai yra slėpinys. Man atrodo, kad geriausias patvirtinimas yra tiesiog asmeninis liudijimas. Kaip mes kaip krikščionis priimam kančią ir kaip mes ją išgyvenam. Mūsų pačių liudijimas, manau, yra geriausias kryžiaus slėpinio atskleidimas.
Ačiū. Ir paskutinis klausimas. Kaip patiems krikščionėms išlikti tiesoje, kad nebūtume suvedžioti? Čia kiekvienam iš mūsų asmeniškai yra didžiulis iššūkis, bet mes, kai būnam suvedžioti, mes turim puikų įrankį, atgailą, išpažinti. Mes pasiklystam, mes galim sugrįžti į tiesos kelią. Ir šitoj kelioniai, žemiškoj kelioniai, visą laiką būti tik tiesoje ir pasistatyti savo tokį uždavinį, man atrodo, yra tiesiog praktiškai neįmanoma. Ne? Bet mes turim bandyti, mes turim siekti to idealo, kurį mums parodė viešpats. Ir su jo pagalba mes galim pasiekti tam. Tai yra šventumas. Mes turim siekti šventumo. Kito kelio tiesiog nėra.